Birželio 1-ąją Vilniaus Žalgirio futbolininkai pradeda rungtynių išvykose maratoną, o pirmoji jų stotelė – centrinis Klaipėdos miesto stadionas. Sekmadienį žalgiriečiai atvyko į Nidą, kur pradėjo pasiruošimą 15 A lygos turo dvikovai prieš keršto ištroškusią, tačiau pastaruoju metu buksuojančią Atlanto ekipą. Pralaimėjimas taurės finale klaipėdiečiams suteiks papildomą stimulo siekti revanšo, bet ar jie pajėgs numalšinti sprogstamąją žalgiriečių puolimo bangą? Kova tarp principinių varžovų prasidės pirmadienį 19:30 min. Taigi, kaip vyksta pasiruošimas prieš Klaipėdos Atlantą? Labai gerai. Sujudėjom, pasitreniravom, smagiai, geras oras. Viskas super. Kaip kelionė į Nidą? Nieko. Ką, neprailgo iš tikrųjų. Pabendravom, pašnekėjom, padiskutavom ir jau atvažiavom. Neprailgo. Prieš Žalgirį visiems yra tas papildomas stimulas, vis tik čempionai. Tuo labiau jo, nes jinai pralošė finalą taurės. Manau, jie tikrai duos gerą kovą, tikrai kovos vyrai, bet mes pasiruošę ir belia kuriam priešininkui. Ko galima tikėtis iš pačių rungtynių rytoj? Pergalis. Apie nieką daugiau negali net kalbėti. Ai,